Šilumos siurblys veikia tokiu pat principu kaip ir šaldytuvas. Šaldytuve šiluma imama iš šaldytuvo vidaus ir atiduodama į aplinką šaldytuvo gale. Šilumos siurblys pasisavina šilumą iš dirvožemio, uolienų, oro arba vandens ir paskirsto ją jūsų namuose. Šilumos siurblį oras sudaro išorinis renginys ir viena ar daugiau vidinių dalių. Išorinis renginys ima energiją iš lauko oro ir perduoda ją viduje esančioms dalims, kurios paskleidžia šilumą arba vėsą namo viduje. Oro siurblys paprastai gali sutaupyti apie 30–70% šildymo išlaidų. Siekiant efektyvaus šildymo, taip pat labai svarbi šilumos siurblio vidinio įrenginio sumontavimo vieta. Vasarą šie šilumos siurbliai naudojami oro kondicionavimui bei drėgmės sumažinimui. Energijos taupymo požiūriu, šie siurbliai lyginant su kitomis karšto oro siurblių sistemomis yra kur kas pigesnė investicija. Svarbu tai, kad šie siurbliai valo ir gaivina jūsų namų orą, taip jį pagerindami. Vidinėme šilumos siurblio įrenginyje įdiegta itin pažangi 4 filtrų sistema, kuri išvalo patalpų orą nuo dulkių, žiedadulkių, virusų, bakterijų, įvairių alergenų ir nemalonių kvapų. Vidinėme bloke įdiegtas IC temperatūrinis jutiklis matuoja patalpų oro temperatūrą ir atpažįsta žmones. Galima nustatyti, kad šilumos siurblys pūstų orą į žmones arba kaip tik nepūstų. Tai ypač aktualu vėsinimo metu, kad žmogus nesusirgtų. Be to yra natūralus vėjo funkcija, kai oro srautas primena gamtos vėjelį ir nekelia diskomforto. Kuomet žmonės išeina iš patalpos, sumažinamas energijos suvartojimas.